Draugai, sveiki visi, sveiki po trumpos pertraukos. Žinau, daugelis iš jūsų man rašėt, kad kur podcastas, blemba, ar tu nefigėl, kodėl nėra šią savaitę podcasto ir panašiai, ką mes veiksim, kai bėgiosim, vaikščiosim, vairuosim, pradėsim pirmadienio darbo dieną ir panašiai. Tuo viską aš jums paaiškinsiu. Podcasto nebuvo dėl kelių priežasčių. Priežastis numeris 1 tai buvo dėl to, kad nebuvo noro. Nežinau, girdėjot ar ne, jeigu nėra noro, nieko absoliučiai nedarau. Nebent dirbu, aišku, jeigu nėra noro, vis vien atvažiuoju į darbą, kadangi tai būtina daryti ir tai mane maitina. Bet podcastas tai labiau mano toksai hobis, man labiau toksai būdas pabendrauti su jumis, su mano sekėjais, su mano draugais, su pažįstamais ir mane sekančiais žmonėmis. Tai nebuvo noro ir nebuvo noro dėl kelių priežasčių. Turbūt viena iš priežasčių buvo ta, kad buvo gan prastas oras ir jau ilgą laiko tarpą buvo gan prastas oras, bent jau Vilniui. Draugai iš Klaipėdos siųsdavo nuotraukas, visai neblogas būdavo ir buvo jūros šventė ir ten saulėta, buvo viskas ok. O pas mus Vilniui buvo ne kažką. Ir dabar, žinokit, nepamenu, rugpjūčio mėnesį, man atrodo, iš vis vieną maksimum dieną saulė švietė, o kitom dienom ir visą Liepos mėnesį ne kažką buvo. Absoliučiai buvo ne kažką pas mus Vilniui, tai dėl to pas mane ir tokia nuotaika buvo, tokia tarsi mini depresija, toksai abejingumas visais aspektais, nieko nesinorėjo daryti, nesinorėjo nei kažką rašinėti, nei kažką kurti, nei su kažkuo bendrauti. Plius iš tikrųjų jaučiasi labai ir prekybos sumažėjimas, ta prasme žmonių lankomumas sumažėjo žiauriai, kadangi matosi, kad žmonės, nesvarbu koksai oras, nesvarbu, kad dabar, pavyzdžiui, lietus lyja jau antrą mėnesį, sakykim taip, arba tiesiog apsiniaukia, bet žmonės ir jūs tame tarpe turbūt suplanavot savo atostogas, vasaros atostogas, turbūt jūs planavot vasarį ir jūs negalėjote tada tiesiog atspėti, bus geras oras ar ne. Daugelis iš jūsų dirba birželį ir liepą, o rugpjūčio mėnesį atostogauja. Birželio mėnesį, jeigu kalbam iš prekybos aspekto, tai buvo tikrai labai geras mėnuo. Liepa buvo šioks toks, po savaitę viena kita buvo gera, po to pusę mėnesio ne kažką ir rugpjūtis, žinokit, labai prastas mėnuo. Ir dėl to pas mane tokia ne tai kad mini depresija, bet tiesiog nebuvo nuotaikos ir nesinorėjo nieko daryti. O antra priežastis, kodėl nebuvo praeitą savaitę podcasto, tai yra ilgasis savaitgalis. Norėjau įrašyti šeštadienį, kaip ir minėjau, nebuvo noro, sekmadienį galbūt ir būtų atsiradęs noras, bet mes iš pat ryto išvarėm į Kauną pas mūsų draugus pas Valaičius, tenais pas Kristinę buvo gimtadienis ir mes važiavom ją pasveikinti ir visą dieną praleidom Kaune. Bet apie tai šiek tiek vėliau, ką veikėm Kaune, kur valgėm, ką matėm ir panašiai. O pirmadienį atvirkštinis variantas, atsibūdom, gerai papusryčiavom, irgi papasakosiu, ką pusryčiavom šiek tiek vėliau ir po to atvažiavo atvirkščiai Valaičiai pas mus, tai vat toks mini atmazas, bet nebuvo podcastų ir nebuvo, bet iš kitos pusės, sakykim taip, aš tarsi šiek tiek pailsėjau ir jūs tarsi pailsėjot, nes manau, kad kas 5 savaitę kažkur mes darysim savaitės pertrauką, arba jinai bus neplanuota, arba bus suplanuota, nežinau, kadangi reikėtų ir žinių šiek tiek daugiau, naujienų kažkokių tai paieškoti ir kažką pasižiūrėti, kad jums galėčiau papasakoti apie tai, o ne tik kiekvieną savaitę kažką bandyti išspausti iš savęs ir bandyti tas 40 minučių kažkaip pratęsti. Nors niekada nežiūriu į laikrodį, labai retai, kad aš žvilgtelinu ir pasižiūriu, dar tiek laiko liko, žiūriu pas mane, kad mano plane dar yra temų, apie ką galim su jumis pasikalbėti. Tai va, savaitė nebuvo pas mus podcasto, šitas yra podcastas 15, iš tikrųjų reiškia, tai buvo dar vieną mes praleidom, man atrodo 11 nebuvo, tai gan toksai dažna pertrauka gavosi, bet netyčiom. Tai gaunasi, kad mes 17 savaičių su jumis kaip ir bendravom, beveik kiekvieną savaitę, tai gaunasi virš 4 mėnesių. Eilinis kartas, dėkoju visiems už tai, kad rašot, teiraujatės ir klausinėjate, o kur podcastas, Vadzimai, kur podcastas? Podcastas, draugai, čionais. Taip, žadėjau papasakoti jums apie tai, ką valgiam. Valgiam, žinokit, dar kai vasario mėnesį pradėjau šitą verslą, dariau užpirkimą visų produktų, iš Go Nutrition, mūsų atstovaujamos kompanijos iš Anglijos, labai didelis pas jos asortimentas. Ir užsakiau labai daug įvairių produktų, nuo proteino, aišku, iki kreatino, iki D-aspartinės rūgšties, iki vitamino C, iki visokiausių smulkmenų, iki CLA, tai yra omega-6, tai yra konjuguota linoleno rūgštis ir panašiai. Ir užsakiau blynelių mišinį. Prieš tai esu vartojęs blynelių mišinį iš Protein Wars berods kompanijos, man nelabai patiko, toks kažkoks keistas skonis, pagal sudėtį pasižiūrėjau, nieko tai nepatinko, kaina gan
tokia nemaža buvo, ta prasme, pačiam geriau būtų susimalti ir taip ir darydavau. Susimaldavau aš avižas, dėdavau proteiną, dėdavau kokį nors bananą ir gaudavosi super blynų. O dabar šiuo metu pagalvoju, Nastė sako, blemba, reikėtų paragauti blynų, ko mes prekiaujam, nors nebuvau nei vieno maišelio pardavęs prieš tai, tiesiog stovėjo lentynoje ir tiek, tas blynų mišinys. Sako, reikia paragauti, kad žinotumėm, ką pardavinėjom. Nu, sakau, okei, imam. Paėmėm mes 500 gramų pakuotė, 500 gramų pakuotė yra 10 porcijų, jo, 50 porcijų yra, 50 gramų yra viena porcija, tenais, žinokit, 30 gramų baltymo, 10 gramų angliavandenių, iš jų apie 4 tik tai cukraus ir šiek tiek riebalų gerų pridėta vidurinės grandies trigliceridų arba MCT angliškai. Tai va, sumaišomas, iškepam, klevo sirupo skonio blynai buvo. Ir žinokit, mes įkalam šitos blynus ir abudu vienu balsu pasakom, wow, tikrai skanus. Karočiai, suvalgėmas antrą porciją, iš ryto atsibūdom, suvalgėm trečią porciją. Trečią porciją tai yra kiekvienas po porciją, tai reiškia, jau buvo 6. Karočiai, mes aš paskaičiau dar vienas kartas, karočiai. Trumpai tariant, per 36 valandas, aš specialiai paskaičiau, per 36 valandas mes suvalgėm 10 porcijų, tai yra po 5 porcijas blynų. Sekančią dieną, pirmadienį, antradienį atėjau į darbą, pasiėmiau dar vieną maišelį ir dar vieną maišą padovanojau Kristinai dovanų, jinai su Pauliumi ragavo irgi sakė, kad labai patiko. Dabar atkeliauja nauja siunta, dabar žiūriu paskutinę pakuotę, kurią turbūt pasiimsiu šiandien arba rytoj, o nauja siunta ateis ir visi galės užsisakyti, jeigu aš neklystu, pas mus puslapyje tinklapyje ironman.lt yra įdėti šitie blyneliai, visiems rekomenduoju, bent jau pabadinti, žinokit. Masė tokia liuks, žinokit, nesijaučia tų avižų, nes kai pats namie gaminėsi tokius blynus, tai labai jaučiasi avižos. Jeigu banano nepridėsi, tai iš vis ne kažką. O čia nesijaučia tų avižų, viskas sumalta, tiesiog sumaišai su vandeniu arba su pienu, aš sumaišau su pienu ir gaunasi vienoje porcijoje tų tokie vidutinio dydžio blynai. Prisivalgė iš jų tikrai ne, bet žinokit, skanu ir tie, kas nemėgsta valgyti rytais ir, pavyzdžiui, nori gauti tik tai baltymo ir šiek tiek angliavandenių, bet nevalgyti vien kiaušinį arba gerti proteiną, labai geras atvejis. Tikrai masė tokia gaunasi atitinkamai nemaža, bet gauni tik tai baltymo, aš iš šitos pusės jums sakau. Tai visiems rekomenduoju, jeigu kažkas norėsit kažką paragauti, tai būtinai užsisakykit klevo sirupo blynelį, labai skanus, angliškai vadinasi Protein Pancake Mix. Pas mus tinklapyje dar kartą yra. Taip, ką mes darėm Kaune? Draugai, Kaune. Pabuvojomės Kadagių slėnyje, vlogeris gyrė Kadagių slėnį, oi labai gražu, nežinau, mums kažkaip, man su Nastė mes pirmą kartą tenais buvo, mums nesukėlė kažkokių tokių wow emocijų, Kadagių slėnis, ten wow, nieko ypatingo, nežinau, gan trumpas jisai, aš galbūt įsivaizdavau, kad jisai gan didelis, tas skardis, tas takas tarsi bus ilgesnis, žiauriai ilgas, bus galima ten valandą pasivaikščioti priekį ir atgal. Taip nėra, jisai gan siauras, gan trumpas, nežinau, mums tiesiog nepaliko kažkokio tai įspūdžio. Ir kaip aš jau prieš tai turbūt jums minėjau, bet nepamenu, galbūt live transliacijos metu minėjau, aš dabar jau 3 ar 4 savaitę laikausi gero mitybos plano, negaliu pasakyti, kad dieta, tiesiog tinkamai maitinuos ir per savaitę čitinu vos vieną kartą. Visi kiti valgiai pas mane yra iš gero maisto, daržovių daug, baltymas kokybiškas, žuvis, vištiena, jautiena dabar įkėliau, kiaušinio baltymas ir kartą per dieną proteinas. Labai retkarčiais būna, kad suvalgau dar ir graikiško jogurto. Blemba, kaitina mane saulė į nugarą, juodą maikę apsirengęs, žiauriai karštą. Tai vat, kartą per savaitę mes čytinim, kiekvieną savaitę, sekmadienį arba šeštadienį, nesvarbu. Nuvarėm mes į sekmadienį į Kauną ir aš sakau Pauliau, sakau, mes čytinsim. Sako, davai, kur varyt? Sako, mes čia buvom Talutį, čia toks restoranas, sako, varom dar. Sako, varom. Pasižiūrėjom, sako, bet palauk, Talutį tik tai yra restoranų tinklas, kuris randasi tik tai Kaune. Yra 4 restoranai, 4 vietos norėjau pasakyti, 4 restoranai Talutį ir visi skirtingai. Yra Talutį meksikietiškas, yra Talutį Fresh and Tasty ir dar 2 kažkokie tai yra, dabar nepasakysiu. Talutį.lt galite pasižiūrėti. Tai mes buvom tame Fresh and Tasty, kadangi pasižiūrėjom į meniu ir žinokit, žiauriai nustebau. Aš vartau telefone meniu ir supratau, kad tenais yra taip, 4 virtuvės, yra JAF virtuvė, tai yra burgeriai įvairūs, cheeseburgeriai ir panašiai, yra itališka virtuvė, pastos įvairios, picų beje nėra, yra meksikietiška su burrito, fajitas ir panašiai, ir yra ispaniška, tai su paella ir su kitais jūrų gėrybių dažniausiai patiekalais. Sakau, varom, atvaromės tenais,
pasiima meniu, meniu labai kokybiškai padarytas. Pats meniu matosi, kad kokybiškas, daug paveikslėlių, labai gražiai pateikta viskas. Kainos tokios nelabai kandžiose, pavyzdžiui, aš valgiau tokį tarsi sendvičiai turbūt lietuviškai bus. Lietuviškai, kitaip tariant, sumuštinis. Žinoma, amerikietiškas sumuštinis iš tokios baltos duonos ir jie trikampis jos supjausto. Tai tenais tas buvo sumuštinis su pomidorais berods, su jautienos maltinuku ir su dar kažkokiam tai daržovėm. Tai aš sumokėjau, man atrodo, apie 5 pm, kažkas tokio. Prisivalgiau, aš kaip nesu didelis ėdikas, žinokit, tai prisivalgiau tikrai. Nastė pasiėmė vištienos krūtinėlę, bet padaryta tokioj karštoj keptuvėj kartu su daug daržovių. Jai labai patiko ir iš tikrųjų atrodė ir skaniai, ir tarsi nečytas, labai skaniai atrodė ir taip ir buvo, jinai taip sakė bent jau. O valaičiai paėmė abudu po vienodą burgerį, jie paėmė burgeris, man atrodo, vadinasi, man dabar nepasakysiu, žinokit. Paėmė dvigubą burgerį. Tiesai jums pasakius, 2 tenais buvo maltinį jautienos ir maltinio storis, nors aš dabar žiūriu į liniuotę, tenais buvo tikrai kokie, kokie 6-7 mm storio maltinukai. 2 jie buvo, žiauriai daug, jie net taip nevalgė, jie per pusę padalino, ta prasme, iš pradžių vieną pusę suvalgė, supjaustė, po to kitą, nes įsivaizduoju, kad į burną tik tai netilptų tikrai toks didelis burgeris. Burgerių kaina irgi, man atrodo, apie 6 pm, dar pasiėmė bolvyčių kaip visą, ta prasme, nėra labai pigų, bet ir nėra labai brangu. Ir mes po to aš dar valgiau kaip visą špinatų sriubą, jeigu kažkas lankysis meksikietiškam restorane, visiems rekomenduoju trintų špinatų sriubą. Labai skani, vienas skaniausių sriubų, ragavęs aš iš Vilnių meksikietiškam restorane. Ta špinatų sriuba man labai patiko ir čionais talūtė irgi labai aukštos kokybės, labai skani sriuba. Visiems rekomenduoju, ypač sriubos mėgėjams. Ir po to sako Nastė, reikia čitinti iki galo. Sakau, davai. Jis sako, davai valgom desertus. Ok, praverčiam desertus, yra įvairūs tenais kokteiliai. Atsiversit į meniu, pasižiūrėsit. Įvairūs kokteiliai yra ir ten kokteiliai su ledais, su sausainės, tokios bombos, konkrečios bombos. Ir visi pasiėmėme mes ledų. Ne kokteilius, o tiesiog ledų, bet ledai ten labai įdomus, tokie rekomenduočiau netgi pasižiūrėti nuotraukas meniu. Pasiėmėm, ledai kainuoja, aišku, 6,50, nėra pigu, tai yra 20 kažkur 2 litai, jeigu versti į litus, į mūsų seną valiutą, tikrai brangu, bet ledų nemažai buvo, plus grietinėlės daug, plus mes paėmėm su Paulium su makaron, kažkaip taip vadinasi, su tais prancūziškais tokiais apvaliais sausainiais ir buvo įkištas toksai didelis vafliukas. Žinokit, kosmosas, aš suvalgiau, labai daug, labai skanu. Merginos paėmė, Nastė paėmė su piragu, man atrodo, tiesiog, įsivaizduokit, didelė tokia, nemaža tokia tarsi lėkštė, bet jinai tokia gili, tenais ledai, ant viršaus užvaryta grietinėlė ir įkištas, tiesiog normaliai įkištas normalus pirago gabalas tarsi į tos ledus. O taip atrodo, žiauriai atrodo, labai gerai atrodo. O Kristina pasiėmė, dabar nepamenu, žinokit, ką jinai pasiėmė, kažką labai panašaus. Visiems patiko, mes dviese su Nastė palikom 31 ar 32 eurus, nepigiai pavalgėm, bet už tai, žinokit, prisivalgėm. Tikrai ir skanu buvo, ir daug, ir prisivalgėm, ir viskas buvo ok. Tai va, Talutė LT, jeigu Talutė atstovai mane klauso, jūs esat maladėts, tikrai labai gerai ir aš jums rekomenduočiau plėstis į Vilnių, nes labai kokybiškas pas jūs maistas, labai didelis ir geras, platus meniu. Vilnių tikrai būsite įvertinti, rekomenduoju, Talutė, varykite į Vilnių, būtinai. Taip, štai tokia buvo kelionė mūsų į Kauną. Dabar papasakosiu šiek tiek ne iš savo gyvenimo, o šiaip, šiek tiek paliesim, dabar norėčiau paliesti kinematografą ir serialus. Kol Nastės nebuvo, Nastė buvo išvažiavus namo 10 dienų, ar kiek jos nebuvo, pas mamą buvo jubiliejus, jūs turbūt girdėjote jau kažkur apie tai. Aš kaip visada atsisėdau šiek tiek ant serialo, kadangi veikti nėra labai ką ir papasakosiu, kodėl nebuvo ką veikti po to. Ir pradėjau žiūrėti, galvoju, ką pradėjau žiūrėti. Žiūriu Ray Donovan, žiūriu Ballers ir panašiai, bet po vieną seriją į savaitę yra labai mažai. Pasižiūri valandą per savaitę ir kaip ir viskas. Pasižiūrėjau pagal serialus, susičiau kelis ir bandžiau žiūrėti. Pasižiūrėjau, pirmas sezonas pasibaigė praeitą savaitę, 10 serijų pirmas sezonas, Animal Kingdom.
Geras serialas, visiems rekomenduoju būtent kriminalinių serialų mėgėjams. Gan lengvas toksai serialas, nelabai toksai, sakykime, įmantrus kaip Breaking Bad ar kažkas tokio, bet tikrai neblogas serialas. Labai nemažai personažų, labai įdomus visi personažai, visi turi asmenybės, neblogai pasakojami, neblogai pafilmuota, neištemptas, 10 serijų. Pirmas sezonas, kas man patinka, pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau studijos filmuoja būtent po 10, 12, maksimum 13 serijų vienam sezonui. Ta prasme, gera idėja, nereikia jos tęsti visam sezonui nuo rudens iki vasaros, sakykime taip. Ir per 10 serijų daug ką papasakoja. Trumpai apie serialą, per 5 pirmas serialo mintas jau suprasti, apie ką jisai yra, taip kad nedidelis spoileris jums. Pas jauną vaikinuką neparodoma kiek metų, berods apie 16 kažkur. Narkomanė mama miršta ir jisai keliauja pas savo močiutę gyventi. Ir močiutė, jo berods jinai ją močiutė. O močiutė gyvena su savo 3 sūnum. Ir vienas, man atrodo, yra ne jo sūnus, bet kažkur jį pasiėmė. Ir jie tarsi verčiasi kriminalų, ta prasme, apiplėšinėja žmonės, firmas ir panašiai. Serialas ne tik apie plėšimus, serialas toks labiau, galbūt apie gyvenimą, sunku pasakyti, visiems rekomenduočiau. Iš pirmos serijos jūs tikrai suprasit, bent jau pirmą ir antrą pasižiūrėkit, jeigu užkabins, tai užkabins tikrai, o jeigu neužkabins, tai po pirmos arba antros serijos suprasit, kad serialas tiesiog ne jums yra skirtas ir tiesiog nežiūrėkit iki galo. O šiaip, kada vasara, kada aš sakau, nėra ką labai žiūrėti, tai toks serialas suėjo visai neblogai, 10 serijų buvo, tai reiškia, kad jis nuo vasaros pradžios kažkur prasidėjo, tai toks gaivus, tarsi gaivus oras serialų pasaulyje buvo. HBO kanalas, daugelis iš jūsų turbūt nežino, ir galbūt kažkas žino, bet vis vien pakartosiu. HBO kanalas yra kabelinis kanalas, per kurį, pavyzdžiui, buvo tokie serialai rodomi kaip Sopranai. Dabar, pavyzdžiui, Game of Thrones yra rodomas, per HBO buvo rodomas True Blood, jeigu kažkas nežiūrėjo, irgi gan kokybiškas serialas apie vampyrus. The Wire, tai labai senas, bet labai kokybiškas ir vienas iš tų serialų, kuris pakėlė būtent HBO reitingą. Seksas ir miestas. Ta prasme, tai yra HBO kanalas, kuriame dažniausiai labai kokybiški serialai išeina ir jie nelabai turi cenzūrą. Ta prasme, tenais galima ir keiktis, galima rodyti ir sekso scenas, ir lytinius organus ir panašiai. Tai reiškia, kad kūrėjai nėra labai varžomi. Dabar pas HBO nelabai kažkokie tai labai geri reikalai šitoj sferoj. Ta prasme, liko vos keli serialai, kurie veža šitą kanalą į priekį. Serialas numeris 1, tai aišku, Game of Thrones, bet Game of Thrones pasibaigs už 2 sezonų, buvo jau oficialiai paskelbta, tai reiškia, kad po 2 sezonų jau dabar būtina HBO kanalui kažką daryti, kad paleisti gerą dramą, kuri tęsis. Kas dar? Vasarinis hitas The Ballers su Dwayne Rocku Johnsonu, bet jisai toks, nelabai, jisai populiarus, sakykime, nėra labai didelio žiotažo arba taip vadinamo hypo. Ir žinokit, ne kažką liko iš tikrųjų HBO. Rudenį pasirodys The Westworld, man atrodo, vadinasi serialas, bet apie tai papasakosiu arčiau premjeros. Labai daug laukiu šio serialo. Ir dar bus sekančią vasarą, sekantį pavasarį, dar pasirodys 3 sezonas, paskutinis The Leftovers. Filmas, serialas ne kažką iš vis, nuo Lostų kūrėjų. Pasižiūrėjau pirmo sezono netgi 5 ar 6 ar 10 serijų, kaip neištvėriau, žinokit, tokia nesąmonė konkreti. Antrą sezoną jie suprato, kad konkretų šūdas nufilmavo ir jie bandė visiškai kitaip parodyti serialą, jie perkelė kelis netgi herojus neperkelė pagrindinius, į antrą sezoną perkelė visą lokaciją, kitur filmavo, veiksmas vyko kitur po N metų ir panašiai. Ir antras sezonas lygtais ištempė. Dabar jie neturi kažką labai įrodyti, kadangi nelabai jisai populiarus yra ir buvo nuspręsta po 3 sezono jį užbaigti. Tai vat, HBO su serialais dabar ne kažką ir jiems reikia kažkokio tai tokio, taip sakant, vėl gaivo oro pliūpsnio. Ir vienas iš tokių turbūt, sakykime, buvo serialas The Night Of. The Night Of, nežinau, ar jisai bus pratęstas antram sezonui ar ne, aš labai tikiuosi, kad ne. Kiek aš dabar žinau, tai iš viso bus 8 serijos, dabar jau 6 pasirodė. Išeina kaip visada prime time, tai yra sekmadienio vėlyvas vakaras.
Amerikoje, tai pas mus pirmadienį ankstyvas rytas, serialas The Night Of. Visiems rekomenduoju būtent detektyvų mėgėjams. Labai ištestas pats filmas, sakykime, dabar valandinės serijos, mes 6 pasižiūrėjom su Nastė, tai apie 6 valandas jau trunka šitas serialas, aš sakyčiau, pats serialas turėtų būti filmas maksimum 2 valandom. Gan ištestas, labai niūrus ir atrodo, kad žiūri pirmą seriją, lygtis kabina, lygtis nelabai, antrą ir taip pat. Pačioj pradžioj ne kažką ir pamažu ir gale tokį kablį jums įsmeigia į nugarą ir norisi žiūrėti toliau. Kablys nėra toksai didelis, bet tiesiog labai gerai prarašyti yra visi serialo herojai. Tikrai labai įdomu stebėti jų santykius, jų evoliuciją, kaip jie besivysto ir panašiai. Pagrindinį vaidmenį atlieka John Turturro. Ne kinematografų specialistai arba mėgėjai nežinos turbūt, kas toks yra John Turturro, bet galbūt jūs prisiminsite Transformerius. Pirmą, antrą, man atrodo, trečioje dalyje jau nebuvo Johno Turturro, čia tas toksai iš specialių pajėgų juodukas toksai, kuris pastovi prikolino, kuris pasakoja, kaip antroje dalyje jisai sėdėjo ant piramidės ir bandė pakviesti pagalbos. Galbūt kažkas iš jūsų prisimins, vienas iš tokių aktorių, kuris labai gerai įsijaučia į savo vaidmenis ir visada neblogai moka pajokauti. Tai John Turturro ten atsiskleidė iš kitos pusės, labai įdomus personažas, plus pagrindinis veikėjas kitas, irgi labai geras personažas. Trumpai apie serialą, jūs visą tai pamatysit pirmoje serijoje. Netyčiom užsimezgė jaunojo vyruko lytinį santykį su mergina, jisai atsibunda, nieko neprisimena, aišku, jisai prieš tai prisigėrė ir pavartojo kažkokio narkotiko, atsibunda, mergina žiauriai nužudyta, jisai bėga, bet nepavyksta jam pabėgti, jį pagauna ir vyksta tyrimas. Vėlgi, jeigu neturit laiko arba esat tokie detektyvų mėgėjai, rekomenduoju. Jeigu mėgstat labiau daugiau veiksmo, daugiau actiono, tai nerekomenduoju, jums tikrai nepatiks. Taip, iš serialų viskas. Trumpai apie tai, ką žiūrėjau, pasižiūrėjau pagaliau Deadpoolą, Žinokit, aš buvau labai skeptiškai nusiteikęs prieš šitą filmą. Kai tik jisai pasirodė, buvo labai didelis ažiotažas aplink jį ir panašiai, kad bus geras filmas, kad reitingas R ir panašiai, bet aš buvau taip labai keistai nusiteikęs po pirmo ir antro trailerio. Aš maniau, kad jisai bus labiau, ne tik kad žiaurus, bet juokeliai tokie bus labiau, ne tik kad plokšti, bet labai, net nežinau kaip jums pasakyti. Aš labai buvau skeptiškai nusiteikęs, kad filmas nepavyks. Ir aš nenuėjau į kiną, nes žinojau, kad tenais bus daug juokelių anglų kalba. Jisai gan įdomiai tenais kalba ir su tokiu, ne tai kad akcentu, bet ir po kaukę ir panašiai. Ir tenais žodžių žaismas. Tai galvoju, palauksiu, aš geriau rusų dubliažo įgarsinto filmo ir pasižiūrėsiu. Filmas išėjo vasario mėnesį ir tik dabar aš pabrendau jį pasižiūrėti. Vėlgi įjungiu, tiek to galvoju, pasižiūrėsime su Deadpool'u. Ir žinokit, kaip įtraukė filmas, įdomus scenarius, kažkoks toks yra scenarius, toks, sakyčiau, jeigu buvo tipo prikolinta, kad tam, kad per vasario 14, tai yra per Švento Valentino dieną prisivilioti savo merginą į kino teatrus, buvo specialūs posteriai padaryti, tarsi tai yra love story, o ne kažkokia tai juodo humoro komedija. Tai žinokit, tenais yra iš tikrųjų Deadpool, pats filmas yra tikras love story. Jeigu jūs žiūrėjot filmą, tai jūs turbūt su manim sutiksit, jeigu ne, tai pasižiūrėkit, dėl ko jis viską tai daro. Labai daug rodoma būtent jo ir tos, dabar nepasakysiu vardo, merginos santykius, pačiam gale ten ir panašiai. To prasme, toks love story su šiek tiek tokiais veiksmo elementais ir nemažai juodo, bet tokio gero humoro. Jeigu jūs mėgstat komiksus ir tenais buvo kelios užuominos į kitus filmus ir prikolino jie iš kitų filmų iš kitų aktorių, iš kitų personažų, tai Deadpool tikrai, jeigu kažkas nematė, rekomenduoju pasižiūrėti. Jeigu jūs nemėgstat juodo humoro, nerekomenduočiau. Tikrai daug juodo humoro, sekso scenų šiek tiek yra, tada jums tiesiog nerekomenduočiau. Tai vat štai taip praleidau aš 2 savaitės, pažiūrėjau tiek serialų, tiek filmų. Dabar kol kas nieko naujo netradau, dabar vakar atsisinčiau pirmo sezono, pirmąją seriją Marco Polo. Kol kas nelabai kabina, neužbaigiau dar serijos, žiūrėjau, kad ilga serija apie valandą tęsis. Nelabai. Netflix'o naujas serialas The Get Down pasirodė 1,5 valandos pilotas tai yra pirmoji serija.
20 minučių maksimum supratau, kad toks pusiau musiclas, pusiau nesuprasi apie kažką, jau supratau, kad ne mano serialas, išjungiau ir žinokit, daugiau turbūt ne kažką. Reikės laukti rugsėjo mėnesį, kaip visada premjeros, naujų serialų premjeros ir pasirodys 6 sezonas, labai ankstyvas šiemet, 6 sezonas American Horror Story. Kol kas neaišku, apie ką filmas. Vienas iš posterių yra, matosi dalis vorų. Jeigu bus kažkoks apie didelį vorą sezonas, bus labai įdomu, bet aš manau, kad visada, kurie nustebins, vienas geresnių, tokių netradicinių, juodų, tamsių, gan baisių serialų yra American Horror Story. Pasižiūrėkit, po kol kas išėjo 5 sezonai, kiekvienas sezonas atskira istorija, sudaryta iš 13, o paskutinis sezonas berods 12 serijų, bet visiems rekomenduoju, tikrai kokybiškas serialas. Taip, dabar šiek tiek apie IT pasaulį. Kaip visada, rugpjūčio mėnuo jisai toks, gan ne tik kad lengvas, atsipūtęs daugiau. Visi atsipūtę, žinokit, ir mane taip pamažu pradeda erzinti. Aš toksai žmogus, kuris alkanas visko, alkanas verslo, alkanas pinigų, alkanas veiksmo, alkanas filmavimo, dalyvavimo, kažkokių tai kalbėjimo, veiksmo, actiono tokio. O rugpjūtį dabar jaučiu, kad visi kažkur arba išvažiavę, arba Facebookas pusiau miręs, live transliacijos surinkam maksimum 100 žmonių, reakcijos į video jokios, peržiūrų skaičius labai mažas. Ir aš dabar nusprendžiau, kad turbūt vis dėlto iki rugsėjo mėnesio nepasirodys nei vieno video naujo, nors yra keli nufilmuoti, vien dėl to, kad žiūrimumas žiauriai smūgęs. Atsiprašau, jaučiasi, kad žmonės atostogauja, kaip ir pačioj pradžioj podcasto minėjau, kad visi išvažiavo kažkur į užsienį, galbūt Palangą ir panašiai. Tai nusprendžiau, kad šiandien 20 rugpjūčio, jūs turbūt 22 rugpjūčio klausotės, tai minimum kokias 2 savaitės naujų video turbūt nebus, bet aš kursiu tuos naujus ir dabar yra sukurti, įkelti, sutaginti, užvadinti, tiesiog netidarytas jiems priėjimas YouTube, kadangi kokybiškai iš tikrųjų video yra pagaminti, bet nesulaukia jie tinkamos reakcijos, kokios aš norėčiau. Tai vat, Vilnius bent jau apmiręs tikrai, aš įsivaizduoju, kas dedasi kitose miestuose, galbūt Klaipėdoj, Palangoj geriau, kadangi tokie pusiau kurortiniai miestai ir kurortinis miestas, o Kaune ir Vilniuje aš taip įsivaizduoju, kad labai prastai. Išeini darbo dieną gerų orų į miestą, pasižiūrėti žmonių iš vis nėra. Kažkur visi išvažiavę ir man tas labai nepatinka. Ir kada man pasirodo, kad Vilnius yra šiek tiek netgi galbūt per lėtas mano tokiai savijautai, aš norėčiau, kad jis būtų šiek tiek greitesnis, kad žmonės nemiegotų dar 11 valandą. Kad judėtų jisai žymiai anksčiau tas miestas, kad jisai neatsibūstų 9, 10 tenais ir panašiai, kad jisai judėtų nuo 6 ryto, nuo 5 ryto, kad miestas judėtų. Žmonės pas mus, jie tarsi ir sako, kad kažko nori pasiekti, bet iš tikrųjų to nedaro. Eilė tokių pavyzdžių, sakau, darom tą ir aną. Sako, darom, už 3 savaičių aš dabar biškį poilsiauju. Blemba, ką reiškia poilsiauju? Jeigu mes tai padarysim, tai tau atneš kažkokį tai pelną, tau atneš kažkokį tai populiarumą, kažkokį tai grįžtamą ryšio tikrai gausi. Ne, tu sakai ne. Arba sakau, reikia tą ir tą padaryti. Sakau, aš moku pinigus, davai padarom. Davai, aš dar šią savaitę negaliu, yra darba. Tai sakau, džiaugis, kad yra darba. Blemba, jeigu pas mane būtų pastovi darba, jeigu pas mane stovėtų eilės žmonių arba eilės online coachingo žmonių, žmonėms reikėtų rašyti programas, jūs galvojate, aš eičiau miegoti, aš rašyčiau tos programas, aš tarnaučiau dieną naktį klientus, blemba, pardavinėčiau jums proteiną. Jeigu man sakytų, einam, davai nufilmuok tą, nufilmuok aną, aš kviečiu tave pasikalbėti čionais, nusifilmuoti čionais, davai padarom tą, aną. Blemba, aš nemiegočiau, aš atsikelčiau anksčiau, arba nueičiau miegoti vėliau, bet aš daryčiau. O pas mus kažkaip atsipalaidavė. Ir visi po to verkia, oi blemba, kaip viskas pabrango, oi blemba, šito norėčiau įsigyti, bet negaliu. Blemba, jūs neverkšlenkit, jūs daugiau judėkit. Jūs einat miegoti 11 val. Atsimutat 7 arba 8 ir jūs pusę savo gyvenimo pramiegat. Tai kažką veikit. Nesuprantu šiek tiek iš tikrųjų. Tarsi ir sostinė, tarsi yra to veiksmo, bet iš tikrųjų nėra to veiksmo. Visi čilina. Vasarą aš pailsėsiu. Blemba, vasarą irgi galima padirbėti. Ir galima labai daug ko pridaryti. Kol visi ilsisi, tu gali padaryti labai daug visko. Ir aplenksi visus, aplenksi konkurentus, aplenksi laiką galbūt netgi. Ta prasme, jeigu planavai kažką padaryti rudenį, bet spjovai viską ir visus ir padaryti į vasarą, tai rudenį dar daugiau padarysi, kadangi jau rudeniškas planas bus įgyvendintas vasarą.
Nu, bet tokios mintis kažkaip su tuo Vilniu, su tuo, kad visi atostogauja, kad tas lankomumas visko absoliučiai. Parduotuvės, pavyzdžiui, dabar yra 2 valanda, lygiai 2 valanda dienos. Aš rašinėjau, kai visą šitą podcastą pas mane darbovietėj pas save ir priešais, kas aš žiūriu, 4 kasos iki absoliučiai tuščios, nei vieno žmogaus nėra. Nu, nežinau, visi kažkur išvarė, visi mėgsta atostogauti. Galbūt tai yra gerai. Aišku, reikėtų surasti tokį balansą, kur ir atostogauti, ir pailsėti, ir psichologiškai, ir fiziškai galėsi, bet kai yra galimybės, kai aš pats siūlau tas galimybės, o žmonės jų neišnaudoja, nu, man šiek tiek piktas, sakykim taip. Taip, planai rudeniui. Kadangi jau susitiksime su jumis tikrai rudenį, sekančią savaitę turbūt irgi nebus podcasto, bet galbūt ir bus, nežinau, kaip pavyks savaitės darbai, ką nuveiksim, ką pažiūrėsim ir panašiai. Jeigu ne, tai planai rudeniui, trumpai. Per pastarąsias 1-2 savaitės labai planuoju tinkamai, visai kitaip sukeisti savo tinklapio ironman.lt dizainą, nusipirksiu skiną, dirbsim su vienu specialistu, su SEO specialistu, kad Google'as mus geriau ieškotų ir panašiai. Neblogai padirbėjau su YouTube'u pastaruoju metu, šiek tiek nes anotacijų įvairių, papiešiau, sakykim taip, ant kiekvieno video ir jaučiu, kad prenumeratorių skaičius nemažai padidėjo per praeitą savaitę po mano tų veiksmų. Ta patį padarysim mes ir su tinklapiu, redizainas tinklapio absoliučiai, investuosiu N pinigų tenais. Nuo rudens mėnesio planuoju išplėsti savo parduotuvę, ta prasme, dar didesnį sortimentą turėti, dar didesnių turėti likučių visada, kad nebūtų, kad žmogus ateina ir sakysiu, neturiu, man labai nepatinka, kad žmogus ateina, paklausia, ar turi to ar ano, sakau, blemba, sorry, neturiu draugužių padarytus užsakymus. Labai pasistengsiu, kad to nebūtų, kad žmogus ateina, paklausia, aš jam duodu, viskas. Ir tas pats bus su tinklapiu, bus redizainas padarytas, SEO bus geras padarytas, bus naujai įkelti straipsniai. Straipsnius rašysiu bent jau kartą per savaitę, aš jums pažadu, tai gerai ir jums, ir man, ir Google'ui, ir parduotuvai, ir verslui, ir lietuvių kalbai, ir visam internetui. Sakykim taip, visi gali iš to naudos gauti. Planai rudeniui. Kol kas tokie yra dideli gan planai, bet apie juos kol kas negaliu kalbėti, nes nesu apie juos įsitikinęs. Planai rudeniui, ankstyvam rudeniui, aišku, iš IT pasaulio, jeigu mes liečiam IT pasaulį, tai mūsų laukia, berods kol kas yra kalbama apie rugsėjo 7 dienos Apple prezentaciją. Viskas prasidės nuo Apple, dabar beje vyksta Gamescom ar kaip Niderlanduose berods. O už 2, beveik 3 savaičių įvyks Apple prezentacija. Tikimasi, kad pristatys naujus produktus ar panašiai ir aš tiesiog, jeigu mes nesusitiksim iki rugsėjo 7 dienos, arba aš tada pamiršiu ir nepaminėsiu, tiesiog noriu savo tokias mini prognozes padaryti, kadangi stebiu tą rinką, man labai aktuali yra Apple produkcija ir panašiai, taigi mano prognozės, draugai, bus labai įdomu, jeigu atspėsiu. Aš sakau, kad nebus iPhone 7 šiais metais, mano manymu išeis 2 versijos telefonų ir jos vadinsis arba 6SE, arba 6 Pro, arba 6S Pro, kažkas tokio. Aš įsivaizduoju, kad 7 nebus ir dizainas, kaip jau mes jau bent jau matėm, kol kas kiek yra nutekėtų nuotraukų, labai nesikeis. Tai vien dėl to, kad nesikeičia labai dizainas, kažkokiu tai super turbūt navarotų fiškių neatrado Apple'as bent jau kol kas ir aš įsivaizduoju, kad jeigu jau ir kažką padarė, tai jie norėtų sekančiais metais taip pat pristatyti, kadangi sekančiais metais, tai yra 2017 metais, bus 10 metų, kaip buvo pristatytas iPhone'as. Tai aišku, kad jie norės kažką labai didelio tam padaryti tuo atveju ir tikrai 10 metų po pirmo iPhone'o nebus iPhone 7S, bus iPhone 7. Tai aš prognozuoju, kad šiais metais neįvyks 7 prezentacija, bus atnaujintas 6S modelis ir jisai vadinsis arba 6SE, arba 6 Pro, arba 6S Pro. Dabar kas liečia Apple Watch, buvo pasirodę gandai, kad atsinaujins išmanusis Apple laikrodis, bet atsinaujins ne dizaino atžvilgiu, o bus didesnė, talpesnė baterija, kuri ilgiau veiks, bus įmontuotas barometras, kuris matuos slėgį ir bus įmontuotas GPS modulis.
kol kas ne kažką. Aš įsivaizduoju, kad bus ir atnaujintas procesorius, nes šitas procesorius jisai iš tikrųjų yra gan lėtokas ir man labai patinka, aš dėl to ir nepirkau, nes prezentacijos metu netgi ir šiaip aš mačiau kiek video YouTube, tikrai pastabdo tas laikrodis, o aš labai nemėgstu, kai pas manęs stabdo kompiuterinė technika. Tai, pavyzdžiui, kompas lagina ir panašiai, aš pastoviai restartą darau ir jeigu telefonas jau lagina, tai aš jau bandau jį prastumti ir pasiimti naują, nes telefonas ir kompiuteris man labai daug ką duoda, tai yra mano darbo įrankiai ir aš labai nemėgstu, kai jie lagina. Tai labai tikiuosi, kad atsinaujins dar procesai, pats laikrodis atrodo gerai, iki šiol, man atrodo, nėra keisti, nėra būtinybės keisti dizaino ir aš labai laukiu, kad pristatys Apple Watch 2 arba Apple Watch S, SE, kaip jie ten pavadins, ir tada bandysiu prieš naujus metus savo padaryti tokią mini dovaną ir įsigyti. Apie šią dovaną aš jums kalbu jau N mėnesių, turbūt nuo pat pirmojo podcasto. Na ir kalbama, kad bus pristatytas naujas MacBook Pro. Aš manau, kad visgi MacBookas bus pristatytas šiek tiek vėliau kažkodėl. Man atrodo, kad bus dar viena prezentacija, kuri dažniausiai būna lapkričio mėnesį berods, kada pristatomi yra nauji iPadai ir panašiai. Beje, buvo kalbėta, kad ir iPadas bus pristatytas, pakeistas bus iPad mini ir šiek tiek įstrižainė bus pakeista. iPadą neturėjau ir kol kas, žinokit, nesiruošiu pirkti, žinau, kad įrankis reikalingas, bet nelabai man, kadangi mano darbas labai stacionarus, aš visą galiu užsitraukti kompą. Jeigu kažką labai greitai reikia, tai planšetį susijungti neturėsiu, tai telefonu viską darau ir netgi nemastau apie didesnės įstrižainės telefono, nes pas mane plaštaka gan maža, netgi 6S pas mane yra rankoje gan griozdiškas, gan didelis. Tai vat, spėju, kad MacBook'o nebus nauja, bet jeigu ir pristatys naują MacBook Pro, tai tikimasi, aišku, kad bus 6 kartos Intel i procesoriai, A3, i5, i7, Skylake vadinasi jie berods. Ir buvo renderiai nauji tokie padaryti, tarsi nuotraukos. Buvo kalbama apie tai, kad ir klaviatūra, aišku, bus pakeista į tą Butterfly klaviatūrą, kuri yra naudojama MacBook 15 metų ir 16 metų. Ir bus tarsi tokia LED panelė, tenais keisis, tarsi mini toksai ekranėlis, jutiklinis OLED ekranėlis, panelė tokia, kur keisis duomenys ir galima bus padaryti giliau, garsiau, bet ir kitokia informacija bus tenais išvesta. Bet mano prognozijas, kad nebus rugsėjo mėnesį dar pristatytas naujas MacBook Pro. Taip, berods apie viską papasakojau, apie visus serialus, apie visus filmus, iš kino pasaulio vėlgi vis dvejojau, eiti į Suicide Squad ar ne, bet kadangi, kaip ir prieš tai minėjau, kad šiek tiek pas rugpjūtį jaučiasi būtent tas nuosmukis visos prekybos, tai aš nuturėjau šiek tiek, ne tai kad pataupyti, bet šiek tiek užvežti savo diržus, nes žinau, kad investicijų dar labai reikia daug ir į internetinį parduotuvę, į tinklapį, į produkciją, į tą ir labai daug visko ir sutaupiau, sakykime taip, apie 20 eurų nenuėjau, nes pasižiūrėti šito filmą. Pasižiūrėjau pagal surinktus pinigus, tai 500 milijardo jau įveikta, bet buvo nuėjęs mano draugas, sakė, kad ne kažką filmas iš tikrųjų. Pirma dalis filmo visa nieko, antra jau pievos, tokios konkrečios. Ir sako, tas pats yra ir su Bornu. Vėlgi planavau nueiti ir į Borną ir vėlgi pagalėjau pinigų, nenuėjau į Borną ir sakė, jeigu matei pirmas 3 dalis, ką aš aišku mačiau, tai sako, prisimeni, pirmos 3 dalys yra maždaug vienodos. Ta prasme, pirma dalis, kas toks Jamesas Bornas, jisai nepamena, jisai bando išsiaiškinti. Antroji dalis, kas toks Jamesas Bornas, jisai nepamena, jisai bando tai išsiaiškinti. Trečioji dalis, jis vėlgi nepamena, kodėl ten iki pat pasmulkmenų jisai toks, o ne kitoks, jisai bando tai išsiaiškinti. Absoliučiai sako, tas pats ir 4 dalis. Filmas neblogas, viskas ok, bet kaip pirmos 3 dalys labai panašios, tai lokacijos skiriasi ir netgi kai kurios scenos tenais vienodos ir panašiai. Ir tas pats, pavyzdžiui, nuo 2 dalies iki 3 dalies persikėlė, tas pats soundtrackas, ta paskutinė daina, momentas tas paskutinis, absoliučiai Moby daina, nepamenu dabar, kaip vadinasi ta daina. Persikėlęs nuo 2 iki 3 dalies, iš 3 dalies, sako, labai panašiai yra gaudinių scena su automobiliu ir 4 daly, sakė, 1 prie 1. Jeigu mėgsti Borną, šiaip yra neblogai, bet aš išgirdęs tai šiek tiek nusivyliau, nes pirmos 3 dalys neblogos, bet iš tikrųjų nieko naujo. Jie kažką norėjo ir planavo padaryti, aišku, kaip naują tokį personažą, tarsi kaip Bondą, Jamesą Bondą arba kaip Ethaną Huntą iš Mission Impossible, ne?
Tai Jamesas Bondas, aišku, jau virš 50 metų, jis jau egzistuoja ir tenais su juo viskas ok, super, nauji aktoriai pastovi kas 10 metų, ten kas 8 kažkur metus keičiasi aktoriai, keičiasi šiek tiek ir stilius filmų, ir kadangi pažengia ir visos technologijos ir stilius keičiasi, jeigu su Birsu Brosnanu jisai buvo labiau toksai technovirukas, vis turėjo naujas technologijas ir panašiai, jis iš laikrodžių šaudydavo, nes automobilis pats buvo kietas, nematomas ir panašiai. Tai su Danielo Craig'o atėjimu viskas pasikeitė, labiau į realistinę pusę, automobilis normalus, DB9, nieko, DBS, man atrodo, ten buvo, nieko ten tipo tokių navarotų kažkokių tai nėra, jis labiau realistinis buvo ir parodė mums Jamesą Bondą būtent iš žmogiškosios pusės. Tai dabar kažkas bus dar naujo ir kito, kai naujas Bondas atsiras. Beje, tikiuosi labai, kad tai bus Idris Elba. O Ethan Hunt, vėlgi, kol kas vienas aktorius, 5 filmai, bet visi 5 filmai, žinokit, kokios kokybės filmai. Jeigu pirmas Mission Impossible labiau toksai, Brian De Palma, aišku, režisierius yra labai kietas. Jo Carlitos Bay filmas tai iš vis kosminis. Pirma dalis Mission Impossible, aišku, tokia gan įdomi, labiau šnipų, toks tarsi filmas apie šnipinėjimą, labai mažai veiksmo, bet tada Sraigtasparnis tuneliai 96 metais buvo tiesiog kosmosas. Ir ta scena nemirtinga, kur jisai pasigabinės ant troso laužo kompiuterį, įsilaužinėja, tai aišku, kultinė ir visiems laikams neįvyks tokia. Antra dalis jau John Woo. John Woo režisierius visiems žinomas kaip Face Off režisierius, tai beveidis ar dviveidis, kaip jis lietuviškai buvo išverstas. Labiau mėgėjas actiono. Iš tikrųjų, toks pusiau šnipos, pusiau, jisai ten pusiau toks, ne tik Terminatorius, bet jisai ten konkrečiai varo, neblogai. Ir veiksmo, jeigu ir nedaug, tai paskutinis filmo etapas, sakykime, paskutinė veiksmo filmo scena, tai labai kieta ir su motociklais labai kietai. Trečia dalis jau pasėmė J.J. Abrams režisūrą, visai kitaip nufilmavo, iš vis daug actiono įdėjo, labai geras filmas. Ketvirta dalis jau buvo Brad Bird, visai kitokį vėlgi filmą parodė. Ir penktą dalį filmavo tas pats, kuris filmavo Jacką Reacherį, dabar nepasakysiu, iš M raidės, man atrodo, režisierius. Jau kažkas panašaus man buvo labai į ketvirtą dalį, bet man labai patiko, praeitais metais žiūrėjom kine. Super, labai įdomus personažas, Ethan Hunt, jisai nemirtingas, aš manau, kad jeigu po 10 metų jau Tom Cruise negalės filmuotis šioje vaidmenyje, arba jam atsibos, arba jisai, sakykime, jam virš 60 metų bus, nors jisai iki šiol visus triukus atlieka pats. Tai pakeis jį ir kitas žmogus jau vaidins tą patį personažą Ethan Huntą ir aš manau, kad šis personažas liks dar 50 metų į priekį, nes tai labai gera buvo padaryta pradžia. Jau 20 metų yra Ethanui Huntui ir Mission Impossible, tai kaip tarsi bus Bondas, čia aš įsitikinęs. Ir tą patį bandė jie padaryti su Jasonu Bournu, bet kažkaip jie labai įvarė save į tokius siaurus rėmus, kur jie negali labai išsiplėsti. Jeigu tos 3 dalys, pirma ta trilogija buvo labiau apie vieną žmogų, apie tai kas jisai, kodėl ir panašiai, lygtais jau viską išsiaiškino, ne? Jau lygtais pačiam gale tipo numirė jisai, bet iš tikrųjų ne, atsigavo ten ir nuplaukė. Viskas, okei, pradėkit. 10 metų praėjo beveik, ne? 2007 metais buvo trečia dalis išleista po 9 metų pertraukos. Jūs išleidžiat 4 dalį. Ir viskas, jūs jau kaip ir nelabai stabdo visi tokie rėmai, jūs galėjote išsiplėsti, visai ką kitą parodyti, o jūs užlipat ant tų pačių tarsi grėblių ir bandot tą patį parodyti. Aš kol kas filmą nemačiau, bet kiek žiūrėjau ir kiek skaičiau atsiliepimų, tas pats. Aš manau, kad jiems reikėjo judėti į priekį. Reikėjo judėti į priekį, kažką kito rodyti, galbūt, kad jisai jau susibendravo su CŽV, galbūt su FTB ir panašiai, galbūt jisai dabar bus tarsi samdomas toks žmogus, samdinys ir panašiai, bet jie, aš manau, kad įvarė save vėlgi tokius rėmus ir kol kas nemačiau, nežiūrėjau, kiek filmas uždirbo pinigų, bet tai šiuo metu dabar padarysiu, pasižiūrėsiu. Bet mano manymu kažkodėl, kad filmas nesulauks 5 dalies, nežinau kodėl. Na, aišku, ir visi pamiršta, kad 2013 berods metais pasirodė kitokia Bourno dalis, Bourne Legacy su kitu aktoriu, vėlusai man užkrito ir niekas nekalba apie tą filmą kaip apie Bourną. Ta prasme, tiesiog buvo panaudotas Bourno vardas tam, kad ištemti filmą, kad žmonės sutrauktų į kino teatrus, bet to neįvyko. Taip, Jasonas Bournas, 120 milijonų biudžetas, Amerikoje surinko 130 milijonų, reiškia feilas. Jeigu nesurinka maždaug dvigubai, žinokit, amerikietiškam
amerikietiškoje rinkoje, negu pas filmas kainavo, tai čia amerikiečiai skaito, kad feilas, nes labai daug pinigų yra investuota į marketingą ir panašiai. Nu ir pasaulyje dar 120. Tuo prasme, 120 milijonų jisai kainavo ir visam pasaulyje kartu su JAV surinktais pinigais jisai dvigubai tik tai apsipirko. Ketvirtį milijardo tik tai surinko. Nu tai yra labai maži skaičiai ir 90%, kad ties ketvirta dalim ir bus palaidotas Jasonas Bournes, nes aš įsivaizduoju, kad penktos dalies tikrai nebus, nes ir tai tempė šitą filmą už ausų ir Mattas Damonas sakė, kad nesifilmuosiu, jeigu negrįž Paul Greengrass, jisai grįžo po ilgų labai įtikinėjimų, sugrįžo, nežinau ką, nufilmavo dar nežiūrėjau, bet pinigai rodo tą, kad sorry, bet tikrai turbūt penktos dalies mes nesulauksim. Taip. Viskas, draugai, viskas. Pakalbėjom su jumis visom temom, šį kartą labai gausi kažkaip daug apie kinematografą, daug apie serialus pakalbėjom, šiek tiek apie būsimus planus, apie mano prognozes rugsėjo, turbūt jeigu rugsėjo 7 dieną įvyks ta prezentacija, po tai mano prognozes ties tą prezentaciją ir panašiai. Draugai, visiems geros, darbingos, gero oro, linksmos vasaros pabaigos. Jeigu nesusimatysim dar rugpjūčio pabaigoje, tai aš manau, kad jau tikrai susimatysim rugsėjo pradžioj ir prasidės tarsi naujas sezonas. Aš taip įsivaizduoju, visi grįš, aš labai tikiuosi, kad tas šurmulys labiau padidės, kad visi norės dirbti, visi norės judėti, suteikti galimybę vien savo uždirbti, kitiems uždirbti, daugiau veiksmo bus, daugiau kažkokių tai naujienų, naujovių, Facebookas atgims, YouTube'as atgims, daugiau vaizdelių pasirodys, naujų video ir aš jums pažadu naujų video įvairių. Taip kad visiems draugai geros vasaros pabaigos, visiems iki, susimatysim labai greitai. Iki.